čia tai šūkėlis bus dabar praeiti. Kaip tu sakai? Iki 6 reikia baigti, nežinau, baigsim. Šis ar baigsim. Dabar jau prasidės iššūkėlis, bet nieko. Tundros užkasim ir įbėgsim visus kalnus ir visas kopas. Kur eini? Nu tas tai duot vaizdukai visada. Žinok, dar 2 kilo. Kojas geriau galėjau nestot, nes kojas dabar taip skaud, kad šakės. Visa fainė, bet kojom nelaba fainė. Jau, sveiki, mėly žiūrovai. Tai šiandien važiuojam į Palangos žygį Trail Masters. Pasirinkom, ten yra 3 pasirinkimai, 7, marods 15 ir 24 km, tai aišku, šaunu 24, kad ir pats nelabai vaikščiojantis čia daug mėgstu, bet bandysim praeiti, nežinau, ten smėliai, kopas, dirvai, miškai, nežinau, ko ten tikėtis, bet tikėkime, aišku, geriausia. Jo, biški naktį šalčio buvo, matos palei mašiną. Nu, bet tikiuosi apšils. Palangoje davėjas, tai gal bus biški vėsoka. Darova. Sveikas. Pasiruošęs 24 kilus, vaikai. Tai jo. Na va, jau prie vietos. Biški vėsoka. Ir kokia eilė. Tokia eilė. Mums reikia būti 11. O yra be 15. Be 15. Dar mes eilėje. Bet judam pabiškį. Jau įspyrė. Sveiki. Pagal vardą pardės. Dabar skanuoju, ne? Ir dar matau ženklės. Gerai, ačiū. Viso. O, galiau praeitą. Kaip tau? Rankos viskai deduoju. Oi, tiek dalykų pridavė, nieks nebetelp. Simbolis. Simboliuks. Nu ką, pradėsma. Pasijungėm žemėlapį. Va toks žemėlapis, nežinau ar matos. Va čia tai šūkėlis bus dabar praeiti. Kaip tu sakai? Nu ką, jau einam minutę. 1 kilometrai, tiksliau metrai. Nuėjom 15 metrų. Žmonių belė kiek. Iki 6 reikia baigti, nežinau, baigsim. Šis ar baigsim? Biški vėjas atsirado. Reiktų užsidėti kepurenzijų, ne? Blem, visai gražu. Nu kaip faina čia šitam parke, eik tu savo. Kaip tu sakai? Tai fainai. Va tokį muziejuką. Muziejus, gintaro muziejus. Po truputį visus lenkiam. Lenkiam toliau visus. Šausim tundrą kažkokią. Nežinau, davė pažiūrėsim skanus, neskanus su cinamonu kažkai. Pagaliau įsiskyrėm nuo visų. Visi eina geltoną ir žalią trasą, o mes raudoną. Ten dar 2 žmonės, ten vienas matau. Dabar jau prasidės iššūkėlis, man atrodo. Bet nieko. Tundros užkasim ir įbėgsim visus kalnus ir visas kopas. Pirmieji 2 kilometrai įveikti. Dar 22. Nu ką, grįžtam vėl į mišką.
Ėjom čia tokį takiuku, dabar miško dykynė bus. Kol kas liuks, viskas tvarkoj, netoli 3 km. Atvykom į kažkokią Melno taiką. Jau girdžiu jūros ošimą. Šalia jūra jau. Jau čia bus vėjelis neblogs. Ir pažiūrėkite, ką mes čia turim. Va, iki pat ten dabar reiks eit. O, prasideda smėlis. Bet gal ir nieka čia tokia vieta. Visai nieko, sakyčiau. Aleliuja! Su vėju irgi normaliai. Nėra šalta dar. Bet šiaip čia fainai. Užskaityta ir nueita 3,5 kilometrą. Kur eini? Nu tas tai duod vaizdu, kaip visada. Žinok, dar 2 kilo. Ui. Nu dar šaltoks, dar nesimaudyčiau. Kiek šakų primėtyta čia. Nu, kas čia tokie neklaužadas ir... Per jūrą plaukėt ir palikot savo pagalius. Dabar kilsim vėl atgal į kopas. Biškį ten praeisim palei kopas, man atrodo, kažkur ten miškiukais. Ta vėl leisimės į paplūdimį. Paplūdimį bus, žodžiu, nemažai eit. Taip, kad judam, liko lygiai 20 km. Toks prasidėjo klampus, labai smėlis sausas. Ir dabar kažkaip reikia tą kalną įkilt. Man jau pribėga pilni batai. Pasimečiau, kur čia eit. Viens ir negers dalyksnis pribėga biškį batus. Pažiūrėjom žemėlapį. Eisim paplūdimį iki pat Kunigiškių. Oi, kai ten yra ką veikt nueit. Ir prasidarėm vėl kažkokį batonėlį. Visai neblok. Ir dar kitas dalyks. Mūsų trasa vėl susijungia su visom trasom. Tai žmonių vėl belenkiek. Atvykom iki pirmos stotelės. Vėl į jūrą. Tai dabar labai daug žmonių, nes maršrut su visais sujungts. Šits būtent. O toliau vėl eisim vieni. Vėl smėlė prieis pilni batai. Kas čia dabar darosi? Šiaip arbata visai nieka. Tokia imbierinė. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Iššūkis čia eiti. Nes jeigu čia eini smingi, pilna smėlė batai, o čia jūra gauda. Daėjom iki Palangos tiltą. Dar normaliai. Sakyčiau, ganėtinai normaliai dar. Gintariukai, gintariukai, kur jūs randatės? Bandau ieškoti gintariukų, bet nelabai yra. Nu, priėjom tiltelį. Nežinau, kas čia teka šiaip. Sakė, Palanga čia teka.
Na tai gerai, Palanga tek. Jau žaliai nebenčia. Einam tai geltonį ir raudonę, ne? Šiaip, kaip žemėlapis atrodo. Va šitaip kažkaip. Ir jau einam valandą ir 30 minučių. Ieško reklaminių veidų. Kas norit, komentarai apačia. Susisiek su jėmis. O mes toliau judam. 8 kilometrai įveikta. Tututudun. Karibų laivs. Daėjom Naglio kalną. Aišku, aš jėgų jau nebeturiu lipt. Ir pradėjom gręžt morkytės. Bet šiaip, kojas jau pabiški tempai. Pagaliau daėjom iki antros stotelės. Biški vėjelius pakilo, bet nieka. 10 kilų yra, kaip sakant, matau net rūkos ten dedęs. Kažkuo tai čia atviesa biški. Nieka kažkaip. Va čia įsiskir. Geltonė lieka raudonė iššūkių trasoj. 11 kilų beveik nueita. Taip einam. Ir cent gul. Lito centas. Va tokį. Ieškau gintariuko, bet randu lietuviškus centus. Na čia gerai ar blogai, nežinau. Bet dar liko kelionės tikslas dar toli. Kažkas čia bazę statęs matos. Ten gult pastatyts. Turniką matau. Kai auklių turiu biški. Žmonių jau iš karto apmažėja. Jau eina tik tarpais. Bet mes dar judam. Lygiai pusę įveikiam. Tai 12 kilometrų. Nu ką, dar liko tiek pat. Beveik atėjom iki 3 stotelės. Gausim kažką pavalgyt. Plemba kliūnų čia visur. Manau, maloniausia stotelė. Sveiki. Ta grikių patikalas su rudais speagrebis. Biški ne tą pasiėmė maistą, bet nieko, biški pakapsnuosim. Papietavom šiek tiek. Dabar judame toliau į 15 kilometrą. Esam Kunigiškėse, ne man atrodo. Kojas geriau galėjau nestot, nes kojas dabar taip skaud, kad šakės. Nu, sveikiname, liko grįžti tik į finišą. Bet tas finišas dar už 9 kilometrų. Bet vietas fainas. Visa fainė, bet kojom nelaba fainė. Tai va taip kažką. Tu man, kaip Stasiui Povilaičiui, Palanga visada širdyje. Nežinau, kažkur miškuose čia. Dar vis. Bet jau artėjom prie miesto. Jau nebetoli miestas. Turėtų būti palei mano apskaičiavimus. Išlindom trumpam iš miško jau. 20 kilometrų įveikta. Paskutinė stotelė. Ir tada finišas. Šaunam arba tikės paskutinės jaučiu. Kaip tau eina su tais pagaliais? Lengviau, sakė.
Viskas, nusprendėm palikti savo pagalius. Ate. Kokia 5 kilai praeitis tais pagaliais. Biški net liūdna palika be jų eiti. Jie vieni dabar tokie. Bet mes galim ir be pagalių. Besekėm ir basankė. Žmonių tai nemažai. Velykom papuošti. Paskutiniai metrai. Viskas, mes čia pradėjom. Va ten va. Bus padaryti 2-4 kilai. Kažkam daug, kažkam mažai, bet mes kai nevaikštom, tai dafiga čia man. O, žiūrėk, pasižiūrėk. 2-4. Ir vitaminai. Normaliai. Все, va tak vat. Įveikėm 2-4 kilometrus. Pagaliau. Tai aš jau все pakeliui namo. Ačiū Trailmasters už tokį nuostabų renginį. Vėl iš naujo išbandžiau save. 24 kilometruose, aišku, man gavos ne 24, o apie 28-29 kilometrus, nes mašiną per toli buvau pasistatęs, apie 2 kilometrus reikėjo važiuoti, eiti peškom iki starto vietos, bet nieko, tik geriau. Kojas, aišku, baisiai skaud, na bet nėra ko norėt, 2-4 kilai nevaikščiojęs daug, tai bet manau, judėsim ir į kitus, ne? Tai jo. Jeigu nori daugiau tokių video su žygiais, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk tą komentariuką, duok man motivacijas mano kojytėm ir jos toliau žygiuos į kitus žygius. Tai ačiū, kad žiūrėjai, su tavim buvo aš ir see you later.